Sveiki. Na, tikiuosi šita bus paskutinė mūsų dalis apie šventąją dvasią, kur mes ją pasikviesime, paprašysime ir gausime. Paskutinį kartą jūs palikau štai čia ir sakiau, kad šventosios dvasios dovana yra gaunama labai paprastai. Tėvas trokšta mums ją duoti kiekvienam jo vaikui, kurios jos prašo, ir kad tai yra nuostabi, labai gera dovana. Ir ne apie tai aš daugiau kalbėjau antrame skyrelyje apie šventąją dvasią. Jeigu pažiūrėsite įžangoje, ji vadinasi įžanga 092 šventosios dvasios, nebeatsimenu kaip ten vadinasi, bet antrame skyriuje kalbėjau daugiau apie šventosios dvasios bruožus, gavimo būdus ir pasiekmes taip pat. Jeigu jūs atėjote iki čia, tai aš tikiu, kad jūs esate tikrai apsisprendę tvirtai šios dovanos prašyti, jeigu dar jos negavę, arba gal jau esate gavę su krikštu, tačiau jau dulkėjo kažkur tai, nežinau, nenaudojama ar ne, nebuvo aktyviai naudojama, gal ji buvo naudojama tik taip pasyviai, sakykime, pati, kada išliedavo savo dovanas kaip patarimą, išmintį ar ne, kažkokiais, kaip mes kartais sakome, šovė gera mintis, tai geros mintis ateina iš Dievo, tai yra šventoji dvasia, jos patarimai geri. Tai mes kartais sakom, kad šovė gera mintis, bet iš ties tai yra patarimo dvasia, išminties dvasia, žinojimo dvasia, kuri duoda mums gerų idėjų ir kurią galbūt mes turime. Tik tai ji yra pasyviai, ar ne, egzistuojanti mūsų kažkur tai būtybės atmosferoje, ar ne, ir tik tai, kai mes leidžiam, kaip įsiklausom, mes pasinaudojam jos dovanomis, jos savybėmis. Bet eidami per šios mokymus mes suprasime ir žinosime, kaip galime aktyviau dalyvauti dvasios gyvenime, gyventi pagal dvasią, būti dvasios vedami ir leistis į nuostabų nuotykį, gyvenant pagal dvasią, kadangi tai yra gyvenimas labai įdomus, niekada nenuobodus, nes Viešpats kaip mus veda, tai veda įvairiausius susitikimus ir pažintis ir tiesiog tikrai labai nuotykingas yra gyvenimas gyventi pagal dvasią, pagal dvasios vedimą, ir tai yra dalyvavimas mūsų dangiškojo Tėvelio versle, kurio pelnas yra sielos dangaus karalystė. Tai manau, kad tai yra pagrindinė priežastis, kodėl jūs čia atėjote. Visų pirmiausia, tai yra galėti išlaisvinti savo dar Viešpaties nepažinančius artimuosius. Taigi, ta linkme mes kartu ir keliaujame, ir dvasia tame turi labai didelę ir svarbią rolę. Gerai. Prieš tai kažkodėl neįsirašė mano video, tik tai audio, bet gal nieko tokio, ar ne? Ir dabar noriu dar greitai perbėgti visus šventosios dvasios gavimo būdus, kurių vieną mes jau matėme labai aiškiai ką tik, ar ne? Prašykite ir gausite, sako Luko Evangelijoje 11 skyriuje 10-13 eilutėje, labai paprastai. Tada prieš tai, kaip sakiau, jau skyrelyje, įžangos skyrelyje 9.2 apie šventosios dvasios vaisius ir dovanas. Štai kaip matote, štai čia buvo kalbėta apie šventosios dvasios gavimą atgailos ir krikšto metu. Tai apie tai kalba Apaštalų darbų 2 skyrius 38 eilutė, kad šventoji dvasia yra gaunama krikšto būdu, vandens krikšto būdu, krikštijantis Jėzaus Kristaus vardu. Taigi, kaip jau sakiau, galbūt jūs ją ir esate gavę kažkada, kada buvote krikštyti, tačiau neturėjote pažinimo, trūksta žinių, kaip su ją bendrauti, bendradarbiauti, kaip gyventi pagal dvasią. Buvote pakrikštyti, bet niekada iki galo nesigilinote, nežinojote, niekas nemokė, kur ta šventoji dvasia ir ką ji veikia ir kaip su ją gyventi. Taip, tai, dar vienas būdas gauti šventąją dvasią yra pasikrikštyti, atlikti atgailą ir pasikrikštyti. Jeigu nesate tą darę, tai rekomenduoju. Tada Apaštalų darbų 10 skyrius 25-48 eilutė
pasakoja istoriją, kad šventoji dvasia nužengia ant nekrikštytų žmonių, kas labai nustebino apaštalus ir kitus tikėjusius žydus, nes tai buvo žmonės, kurie visai buvo ne bažnyčios nariai, pagonys, nei krikštyti, bet jie tiesiog klausėsi Petro žodžių, įtikėjo ir ant jų nužengė šventoji dvasia. Ir Petras išsakė tą tokią labai svarbią mintį, kad jisai dabar supranta, kad Dievas nėra šališkas ir jam yra brangus kiekvienos tautos žmogus, bijantis Dievą ir teisingai gyvenantis. Taigi yra tokios kelios sąlygos, ar ne, bijoti Dievą, kas iš tikrųjų reiškia jį garbinti ir šlovinti. Giliausioje prasmėje bijoti, tai reiškia trokšti daryti tik tai, kas patinka Dievui, ar ne, šalintis nuodėmės, šalintis blogų, piktų darbų, neliūdinti šventosios dvasios ir klausyti Kristaus įsakymų. Taigi, tokie žmonės, bijantis Dievą ir teisingai gyvenantis, yra Dievui priimtini ir jis jiems duoda savo dvasią. Ir gali būti taip, kad šventoji dvasia bus nusileis ant kažkokių žmonių, kurie nėra nei krikštyti, nei bažnyčioje vadinamoje, ar ne? Taip gali vykti. Ir dar vienas šventosios dvasios gavimo būdas yra rankų uždėjimu, kurio dar nesame aptarę. Taigi, noriu ties šituo truputį ilgiau apsistoti, kad žinotumėte, kad ir taip gali būti gaunama šventoji dvasia. Apie tai rašo Apaštalų darbų 8 skyrius nuo 14 eilutės. Aišku, galima paskaityti daugiau, plačiau tą vietą, bet aš susikoncentruoju labai tiksliai į tai, kas mums rūpi, ar ne? Taigi 14 eilutė sako taip: apaštalai Jeruzalėje išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė tenai Petrą ir Joną. Šie atvyko ir ėmė melstis už samariečius, reiškia, apaštalai meldėsi už tos žmonės, kad jie gautų šventąją dvasią. Mat ji dar nebuvo nė vienam jų nužengusi. Ir jie tebuvo pakrikštyti Jėzaus vardu. Taigi, jie buvo pakrikštyti Jėzaus vardu, bet dvasia nebuvo jiems nužengusi. Vadinasi, gali būti ir taip, kad yra gautas krikštas vandeniu Jėzaus Kristaus vardu, bet negautas šventosios dvasios krikštas. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas ir tie gavo šventąją dvasią. Taigi matome, kad šventoji dvasia gali būti gaunama rankų uždėjimu tų, kurie jau turi šventąją dvasią. Ir kitoje vietoje apie tai rašo Apaštalų darbuose 19 skyriuje istorija apie Simoną burtininką. Paskaitykite plačiau tą istoriją, jeigu jos nežinote, nes ji yra tokia kontroversiška, rodanti, kad šventosios dvasios dovanos negalima nupirkti ir kad ji, čia pasakyti, nepasiduoda jokiai korupcijai, ar ne? Jie yra teisumo dvasia, teisingumo dvasia, šventoji dvasia, šventa dvasia, kuri nepasiduoda jokiai manipulacijai, jokiai papirkimui ir korupcijai ir panašiai. Taigi ši rašto vieta sako: Apolui būnant Korinte, Paulius perėjęs aukštutinės sritis atvyko į Efezą. Užtikęs ten kelis mokinius paklausė: ar įtikėję gavote šventąją dvasią? Jie atsakė: mes negirdėjome, kad yra šventoji dvasia. Jis klausė toliau: kokiu tad krikštu jūs buvote pakrikštyti? Jie atsakė: Jono krikštu. Vadinasi, jie krikštijosi pas Joną ir Jonas dar net nekrikštijo Jėzaus Kristaus vardu, bet krikštijo atgailos krikštu. Tie, kurie atgailaudavo, būdavo pakrikštijami. Tada Paulius tarė: Jonas krikštijo atgailos krikštu, ragindamas žmonės tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Kristų Jėzų. Tai išgirdę, jie buvo pakrikštyti viešpaties Jėzaus vardu. Tai žodžiu, jie pasikrikštijo dar kartą, nors ir buvo Jono krikštyti atgailos krikštu, bet jie krikštijosi dar kartą Jėzaus Kristaus vardu. Kai Paulius jiems uždėjo rankas, ant jų nužengė šventoji dvasia ir jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. Iš viso jų buvo apie 12 vyrų.
Ir taigi dabar pereisime prie sekančios svarbios temos, tai yra ženklai, kad šventoji dvasia yra gauta nužengusiam žmogaus. Gerai, prieš tai kažkodėl neįsirašė mano video, tik tai audio, bet gal nieko tokio, ar ne? Ir dabar noriu dar greitai perbėgti visus šventosios dvasios gavimo būdus, kurių vieną mes jau matėme labai aiškiai ką tik, ar ne? Prašykite ir gausite, sako Luko. Gerai, paskutinis dalykas prieš meldžiantis šventosios dvasios gavimo, kurio mes dar visiškai nelietėme, tai yra tema apie šventosios dvasios patepimą. Visa tai yra tampriai susiję, ar ne? Šventoji dvasia, jos dovanos, vaisiai, pasiekmės, požymiai šventosios dvasios gavimo ir šventosios dvasios patepimas, viskas yra tampriai susiję, bet vis dėlto noriu tai išskirti kaip atskirą temą - šventosios dvasios patepimas. Nes apie patepimą yra kalbama taip pat šiek tiek skirtingai negu apie šventosios dvasios dovanas ir vaisius. Taigi, kas tas patepimas? Noriu pradėti nuo Jono, 1 Jono laiško, 2 skyriaus 20 eilutės, kur Jonas sako, bet jūs turite šventojo patepimą ir žinote viską. Vau, patepimas šventosios dvasios sako, kad turint jį mes viską žinome. Skambų žodžiai, viską žinoti, tai yra tikrai labai labai daug, ar ne? Toliau 27 eilutė to pačio skyriaus sako, bet patepimas, kurį iš jo gavote, pasilieka jumise ir nereikia, kad jūs kas nors mokytų, nes pats jo patepimas moko jūs visko ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kadangi jis jūs pamokė, jūs jame pasiliksite. Ir šita vieta man yra labai svarbi, kadangi aš dalinuosi šventuoju raštu ir, sakykime, mokymu, ar ne? Man yra svarbu, kad jūs turėtumėte šventosios dvasios patepimą, kuris jūs mokytų. Kad nebe aš jūs mokyčiau, o pati šventoji dvasia ir jos patepimas jumise jūs mokytų. Aš tik dalinsiuosi kažkokiamis savo žiniomis, dalinsiuosi švento rašto eilutėmis, bet šventoji dvasia ir jos patepimas jumise jums arba patvirtins tai, ką aš sakau, arba paragins dar pasiieškoti ir kaip čia pagilinti savo žinias, praplėsti savo žinias, galbūt jeigu kažko dar trūksta jūsų žinojimui. Arba gal kartais kils kažkoks prieštaravimas jumise, kur taip pat galbūt jūs eisite į tolimesnės paieškas, suprasti, kaip yra iš tikrųjų. Ir aš pasitikiu šventosios dvasios patepimu, kurį jūs gausite, kad jis jūs mokys man kalbant, jums girdint mane, dalinantis Dievo žodžiu, šventojo rašto eilutėmis arba žiniomis, kurias aš turiu, jumise esantis šventosios dvasios patepimas mokys jūs. Toliau, taip pat apie patepimą kalba Apaštalų darbų 10 skyrius 30 eilutė ir sako, kaip Dievas patepė šventąją dvasią ir jėgą Jėzų iš Nazareto. Ir jis vaikščiojo darydamas gerą ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo. Be šventosios dvasios patepimo ženklai yra gero darymas ir gydymas velnio pavergtųjų. Tai būtų ir fizinis išgydymas iš ligų ir taip pat išlaisvinimas iš tamsos dvasios gniaužtų. Dar viena vieta apie šventosios dvasios patepimą yra Luko 4 skyrius 18 eilutė. Viešpaties dvasia ant manęs, čia pats Jėzus Kristus sako, nes jis patepė mane skelbti gerąją naujieną vargšams, pasiuntė mane gydyti tų, kurių širdys sudužusios, skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų. Taigi, šventosios dvasios patepimas ką daro? Skelbia gerąją naujieną vargšams, gydo tuos, kurių širdys sudužusios, skelbia belaisviams išvadavimą. Belaisviai, mes sakėme, yra nuodėmės nelaisvė ypatingai, ar ne? Šventosios dvasios patepimas išvaduoja
išvaduoja iš nuodėmės nelaisvės. Čia būtų galima kalbėti daugiau, kad nuodėmė šventame rašte, pačioje pradžioje, kai Kainas supyko savo širdyje ant brolio, viešpats jam sakė: jei gerą darai, irgi nebūsi pripažintas, bet jei gero nedarai, tai nuodėmė stovi prie tavo durų, tyko įeiti ir tave pražudyti, bet tu gali ją nugalėti. Ir nuodėmė čia yra kaip kažkokia esybė, ar ne? Kaip asmuo nuodėmė. Taigi, kai mes galvojame apie nuodėmę ne tik kaip apie mūsų kažkokį tai veiksmą, bet taip pat kaip apie kažkokią esybę, kuri turi valią, kuri ateina ir graužiasi prie tavo durų ir siekia tave pražudyti. Bet tu gali ją įveikti, tu gali ją atsispirti, tu gali ją pasipriešinti. Mes truputį kitaip pradedam žiūrėti į nuodėmę ir suprantame, kad jeigu ji yra esybė, tai ji gali ir mus pavergti, ar ne? Padaryti mus savo belaisviais. Ir Kristus sako, kad viešpats patepė mane skelbti belaisviams išvadavimą. Tai vat išvadavimą iš nuodėmės, pančių gniaužtų grandinių, įkalinimo ar demoniškų tamsos jėgų, kurios yra tampriai susiję. Jos yra, kaip galima sakyti, vienas ir tas pats beveik su nuodėme. Nuodėmė tik yra tas pats pirmas toksai, kuris graužiasi prie mūsų durų ir siekia, kad mes ją atidarytumėm tas duris ir jį galėtų įeiti. O paskui ją mes atliekdami nuodėmę atidarom tas duris ir paskui ją įeina visos kitos tamsos destrukcinės jėgos. Taigi nuodėmei reikia atsispirti. Ir taip pat, sako, viešpats mane siuntė, patepė mane akliesiems regėjimą, siuntė vaduoti prislėgtųjų. Tai štai kiek daug šventosios dvasios patepimas daro. Toliau Izaijo 61 skyrius 1 eilutė sako: viešpaties Dievo dvasia manęs. Taigi Kristus čia prieš tai Luko Evangelijoje aš perskaičiau, kur Kristus skaitė iš Izaijo 61 skyriaus ištrauką, ar ne, rašto. Ir citavo to žodžius, kad viešpaties dvasia ant manęs, nes viešpats patepė mane skelbti gerąją žinią vargšams, jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdys sudužusios, skelbti belaisviams išsilaisvinimą ir kaliniams atidaryti kalėjimą. Vau, matote, gavę šventosios dvasios patepimą mes galime daryti visus šios dalykus. Ir apaštalų darbų 2 skyrius, kuriame yra pats pirmasis šventosios dvasios nužengimas aprašytas ant apaštalų, sako, visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kai dvasia jiems davė prabilti. Taigi šventosios dvasios gavimo požymiai yra, jau minėjome, tai yra kalbėti kitomis kalbomis. Ir kitoj vietoj matėme pranašauti, ne? Gerai, paskutinis dalykas prieš meldžiantis šventosios dvasios gavimo, kurio mes dar visiškai nelietėme, tai yra tema apie šventosios dvasios patepimą. Visa tai yra tampriai susiję, ar ne, šventoji dvasia, jos dovanos, vaisiai. Berods viską išsiaiškinom apie šventąją dvasią, jos patepimą, jos dovanas, vaisius, pasekmes, ženklus, gyvenimą pagal dvasią. Tikrai daug aptarėme per šias serijas. Paskutinis dalykas dar, kurį noriu pridurti, tai kad šventosios dvasios krikštas yra ugnimi, šventąja dvasia ir ugnimi. Apie šventąją dvasią kaip apie ugnį ne kartą yra užsiminta šventajame rašte. Todėl esu girdėjusi liudijimų, kad gavus šventosios dvasios krikštas yra jaučiamas karštis, didžiulis vidinis karštis, kai kam švelnesnis, kai kam intensyvesnis. Aš pati jaučiau stiprų vidinį drebėjimą, stiprų, tikrai labai stiprų. Tai gali kai kuriuos galbūt išgąsdinti,
Nežinau, kaip tai jūs patirsite čia esantis, ar gal jau esate patyrę, jei esate patyrę, pasidalinkite komentaruose savo šventosios dvasios krikšto patirtimis, kad būtų drąsiau kitiems žmonėms. Jei nesate patyrę, pasidalinkite po to, kaip mes paprašysime šventosios dvasios krikšto ir patepimo. Ar buvo kokie nors pojūčiai ir jokių nebuvo, gali nebūti ir jokių, tačiau noriu pasakyti, kad kai kurie jaučia karštį. Iš kur ta šventosios dvasios krikštas ugnimi, tai noriu pacituoti 2 rašto vietas, pavyzdžiui, Luko 3:16, kur Jonas Krikštytojas visiems kalbėjo: aš tiesa krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti sandalų dirželio. Jis krikštys jūs šventąja dvasia ir ugnimi. Kas tas jis? Jėzus Kristus. Tai jeigu mes prašysime Jėzus Kristus pakrikštyti mus šventąja dvasia ir ugnimi, gali būti taip ir įvyks, ir gali būti, kad jausite karštį iš vidaus, vidinį karštį, neišsigąskite, jis praeis. Tai yra šventoji dvasia, kuri veikia. Kitoj vietoj Matas taip pat kalba, tais pačiais, liudija tos pačius Jono Krikštytojo žodžius nuo 11 eilutės, sako: aš jūs krikštiju vandeniu atgailai, bet tas, kuris ateina po manęs, galingesnis už mane, tai yra Jėzus Kristus. Aš nevertas net jo sandalų nuauti, jis krikštys jūs šventąja dvasia ir ugnimi. Ugnimi, ar ne, yra minima ugnis. Gerai, dar pažiūrėkime, kaipgi pirmą kartą įvyko ir atrodė tas krikštas šventąja dvasia ir ugnimi, šventosios dvasios nužengimas. Tai yra aprašyta Apaštalų darbuose 2 skyriuje, aš jums tai paskaitysiu. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje, staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyja, nusileido ant kiekvieno iš jų. Ugnies liežuviai, ar ne? Ugnies. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dievas davė prabilti. Jeruzalėje gyveno žydų ir dievobaimingų žmonių iš visų tautų po dangumi. Kilus tam ūžesiui subėgo daugybė žmonių. Jie buvo priblokšti, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustebę, jie vienas kitam kalbėjo: argi štai šitie kalbantis nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtąją kalbą? Mes, partai, medai, elamitai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romiečiai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, girdime juos skelbiant didingus Dievo darbus mūsų kalbomis. Vau! Taigi čia matėme, kaip įvyko tas šventosios dvasios nužengimas ir kokius tai davė rezultatus. Toliau paskaitykime. Visi labai stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo, ką tai reiškia. O kiti šaipydamiesi kalbėjo: jie prisigėrė jauno vyno. Tada stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo į juos: jūs, vyrai, judėjiečiai bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, įsidėmėkite mano žodžius. Šitie nėra, kaip jūs manote, prisigėrę, juk dabar vos 3 diena valandos, bet čia išsipildė, kas buvo pasakyta per pranašą Joelį. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš išliesiu savo dvasios kiekvienam kūnui, ir jūsų sūnus bei dukterys pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o senieji sapnuos sapnus. Ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savo dvasios, ir jie pranašaus. Aš darysiu stebuklą aukštai danguje ir apačioje žemėje, parodysiu ženklų kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsybę, o mėnulis krauju, prieš ateinant didingai ir šlovingai viešpaties dienai. Ir kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Tai štai, tos paskutinės dienos prasidėjo tada, kai viešpats išliejo savo dvasią ant apaštalų ir jos tebesitęsė iki šių laikų, kol ateis
šlovingai ir ateis šlovinga ir didinga Viešpaties diena, tai yra antrasis Kristaus atėjimas. Ir mes jo laukiame po šiai dienai visi kantriai vieningai, vienoje dvasioje, susivienę su šventąja dvasia. Na, jei kartais iš video papuolėte kažkaip netikėtai ir tai yra pirmasis video, kurį jūs žiūrite šiame kanale, aš jums tikrai stipriai rekomenduoju grįžti ir peržiūrėti visus įžangos video nuo pirmojo iki šio, kad suprastumėte, ką mes čia ruošiamės daryti. Nes prieš gaunant šventosios dvasios krikštą vis dėlto tikrai rekomenduočiau pirmiausia priimti Jėzų Kristų į savo gyvenimą ir atiduoti jam savo gyvenimą, padaryti jį savo gyvenimo viešpačiu, ateiti į dvasinę komuniją su juo. Taip, iki šiol mes supratome, kad šventoji dvasia leidžia mums ir suteikia galimybę bei galią veikti antgamtiškais būdais. Tai yra nuotykis, į kurį mes leidžiamės savo gyvenime. Leidžiam būti jos vedami, gyventi pagal dvasią, nebepriklausyti patys savo, nebesivadovauti savo kūno norais arba sielos impulsais, bet tapti šventosios dvasios buveinėmis, gyvojo Dievo šventyklomis. Jei jūsų atsakymas į šį klausimą matoma ekrane yra taip, tuomet aš jūs kviesiu sekti mane maldoje, o besimelsdami tikėkite, kad gaunate šventąją dvasią ir kad ją priimate, nes viskas dangaus karalystėje yra gaunama per tikėjimą ir pasitikėjimą. Morkaus 11 skyrius 24 eilutė sako, todėl sakau jums, ko tik prašote, melsdamiesi tikėkite, kad gaunate ir jūs turėsite. Matėme, kad kuriais atvejais Biblijoje šventoji dvasia buvo suteikiama rankų uždėjimo arba visiškai nevaldomai nužengdavo ant žmonių, išgirdusių Dievo žodį ir juo įtikėjusių. Tačiau daugybę kartų šventoji dvasia ateina tiesiog paprašyta. Pats Kristus mums nurodė prašyti jos Dievo ir jis mums duos kaip geras tėvas gerą dalyką savo vaikams. Bet svarbiausias dalykas yra mūsų tikėjimas ir troškimas gauti šventosios dvasios dovaną. Todėl labai svarbi yra jūsų intencija. Kai jūs melsitės, jūsų intencija turi būti štai tokia. Aš gaunu tai, ko prašau. Ir ko meldžiu savo maldos žodžiais. Ir tas tikėjimas, kad būtent jums besimeldžiant, kalbant maldos žodžius, būtent tuo metu ir vyksta šventosios dvasios nužengimas ant jūsų ir suteik šventai dvasiai galimybę ant jūsų nužengti ir jūs pakrikštyti. O mūsų priimta šventoji dvasia toliau jau žinos, ką toliau su mumis daryti, kaip mus vesti, ką mumise pakoreguoti. Iš tikrųjų, mums kalbės ir mums tereiks paklusti, paaštrinti savo klausą, įsiklausyti į jos kalbėjimą ir paklusti. Jie kartais duoda impulsų, į ką kreiptis, kur ieškoti, atsiversti šventą raštą, paskaityti ar paklausyti kažkokių mokymų ar kažkokių pamokslų, ar nueiti į tam tikrą bažnyčią, priimti komuniją, kurioje Kristus yra 4 lygmenyse savo kūnu, krauju, sielą ir dievystę ir vienytis su juo. Komunijoje yra taip pat didžiulis džiaugsmas, didžiulė privilegija ir didžiulė dovana. Taigi, mes tikėkite, kad kai mes prašysime, Viešpats pakrikštys mūsų šventąja dvasia ir nei nuo vieno iš savo mylimų vaikų, gimusių naujam dvasios gyvenimui per įtikėjimą jo sūnumi ir atidavusiam jam savo gyvenimą, to nesulaikys ir nesulaiko. Šios nuostabios dovanos tai yra bendrystė su šventąja dvasia, kuri yra mūsų globėjas. Jeigu nesate tikri, ar esate gavęs šventąją dvasią, taip pat galite sekti mane maldoje ir tiesiog atnaujinti šventosios dvasios bendrystę. Malda
vis dėlto bus ateinančiame video. Iki susitikimo.